Išleidžiant spaudimą. Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo pasakytas 1963 m. sausio 13 dienos rytą Phoenixo mieste, Arizonos valstija, JAV. Broli. Labas rytas, draugai. Aš ką tik kalbėjausi su pastoriumi ir tai yra tokia privilegija ateiti į mažus ramybės prieglobsčius kaip šis. Jautiesi taip lyg, norėtum tik atsisėsti ir klausytis tarnavimo. Ir ši maža vietelė yra kažkuo ypatinga. Aš pasakiau savo sūnui, ką tik einant aplink pastatą, kad jūs atrodote lyg... Aš tik norėčiau čia ateiti ir prisėsti ir tiesiog kurį laiką pasiklausyti ir išgirsti, ką kiti turi pasakyti. Mes, tarnautojai, žinome, kad yra puikus laikas mums. Dažniausiai mums visada tenka kalbėti, kažkam mūsų klausantis, bet mums taip pat patinka prisėsti ir pasiklausyti. Turite puikų pastorių ir šį mielą mažą chorą ir Siono giesmes. Ši vieta yra tiesiog graži ir nepernelyg įmantri ir tiesiog tai, ką mes pavadintume jaukia vieta. Ir todėl man ji labai patinka. Telamina gausiai jūs visus Dievas. Aš susimąsčiau savo širdyje, išgirdęs tą sesutę čia prieš kurį laiką kalbėjusią, kuri 65 metus tarnauja viešpačiui. Laikiau save pakankamai senu, kad baigčiau tarnystę, bet spėju, toks dar nesu tai išgirdęs. Čia yra kažkas, kas jam tarnauja 65 metus. Tai būtų apie, tikriausiai apie 12-14 metų, kai man gimstant, jį jau tarnavo jam. Taigi, tai nuostabu. Neseniai kalbėjau mielos senyvo amžiaus moters laidotuvėse, kurie apie 85 metų amžiaus išėjo susitikti su viešpačiu. Ir ji buvo miela senyvo amžiaus moteris. Jūs, kurie skaitėte mano gyvenimo istoriją, kai aš paklausiau berniuko, ar jis man išsaugotų tą uniformą, žinote, kad jis turėjo vieną iš tų mažų skautų berniukų uniformų. Ir aš visada norėjau būti kareiviu. Todėl aš jo paklausiau, ar jis ją galėtų palikti man po to, kai ją sunešios, ir jis man tai pažadėjo, bet kai aš atėjau jos paimti, jis turėjo tik vienus antblauzdžius. Ir tai buvo, aš davėjau tuos antblauzdžius mokykloje ir tai buvo jo mama, kuri iškeliavo, ponia Ford. Ir jie yra vieni iš pačių vargingiausių žmonių. Lloydas, berniukas, kuris man atidavė antblauzdžius, mes esame bičiuliai nuo mažens. Jis tik truputį vyresnis už mane. Ir aš jam pasakiau, Lloydai, kokią temą norėtum, kad kalbėčiau laidotuvėse? Ir jis pasakė, broli Billy, pasakė jis, tik aš norėčiau, kad kalbėtum štai ką, jei tai viešpaties valia, tiesiog apie kokį nors užtikrintumą, kad mano mama ir vėl sugrįš. Aš atsakiau, puiku. Todėl aš paėmiau ištrauką iš Jobo. Jei žmogus miršta, ar jis vėl begyvens? Ir aš ją paėmiau iš, Jobo 14, manau, kad taip. Ir kaip Jobas įžvelgė, kaip augalijos gyvybė, kai jį sunykdavo, jį ir vėl atgydavo, todėl aš pasirinkau temą viskas, kas gyvena Dievo valia ir tikslu, turi prisikėlimą. Ir kadangi esu misionierius ir keliauju po pasaulį, turėjau privilegiją matyti daug dievų ir jų gyvenimo filosofijas ir ką žmonės garbina. Ir visame tame tik tiek tai ir yra filosofija už krikščionybės ribų. Krikščionybėje yra tiesa. Taigi, žinome, kad šis pasaulis yra kūrinys. Ir prieš tai, kai gali atsirasti kūrinys, turi būti to kūrinio kūrėjas. Ir šis kūrėjas išreiškė save kūrinyjoje. Net jei ir neturėtume Biblijos, mes vis tiek žinotume, kad tai yra tiesa, kaip tai jau žinome. Tik Biblija tai tinkamai išdėsto. Taigi, Dievas, kurdamas kūrinyje, išreiškė save kūrinyjoje. Ir jis nėra vien tik Searso ir Roebucko šabloninių namų tipo Dievas. Jis yra įvairovės Dievas, jis kuria aukštas kalvas ir žemas kalvas, ir jis kuria dykumas, ir jis kuria ežerus, ir jis kuria mažus medžius ir didelius medžius, ir baltas gėles, ir raudonas gėles, ir kuria žemo ūgio žmonės, ir aukšto ūgio žmonės, ir
raudonplaukės moteris ir juodaplaukės moteris ir jis sukuria mus skirtingus, nes jis tokių mūsų nori. Jis yra įvairovės dievas ir vienus jis padaro turtingus, kitus beturčius, o dar kitus tarpe jų. Bet mes turime vietą tarnauti Dievui ir tai yra ta vieta, į kurią jis mus pastatė, jei tik mes pasiliksime joje. Aš pasakiau, dabar jei jūs pastebėsite šią mažą gėlę, tai buvo apie spalį. Aš pasakiau, sėklos, mes jau sulaukėme šalnų ir jos tarsi išmušė mažas sėklas lauk. Ir ta gėlė jau sunyko, bet mažos sėklos sugrįžo atgal į žemę. Ir Dievas rengia laidotuvės šiame rudens lietuje, dideliems vandens lašams krentant iš dangaus ir laidojant sėklas. Ir keliaujant pro Kentukį, aš pasakiau, kažkuria diena didžiose kalnų pievose jis pažėrė savo puokštės po visą žemę raudonais, rudais ir geltonais lapais, matote. Ir jis išgyvena netektį, nes tos mažos sėklos yra negyvos ir jis jas palaidojo po žeme. Ir jis žino, kad taip užtikrintai, kaip kad žemė visada apsisuka ir vėl grįžta į saulės šviesą, taip ir kiekviena iš jų vėl iškils iš žemės. Bet tai yra tik nusistovėjusi tvarka, kurią jis įvedė, kad kalbėtų mums, kad prisikėlimas yra. Taigi, atkreipkime dėmesį į saulę. Ji gimsta ryte ir yra lyg mažas kūdikis, kai gimsta, turi sušildyti žemę ir prikelti sėklas, kurios yra žemėje. Ir ji apie 8 valandą pradeda eiti į pradinę mokyklą, o apie 10 ar 11 valandą ji jau yra ją pabaigusi, įgyja išsilavinimą. Vidurdienį ji sulaukia vidurinio amžiaus, 2 popietės valandą ji priartėja prie mano amžiaus, 5 valandą ji yra mano tėvo amžiaus ir sesers esančios ten gale. Ir po kiek laiko tas šlovingas objektas, kuris apšvietė žemę, įvykdo Dievo tikslą ir jo gyvybė išblėsta ten toli vakaruose. Ar tai jos pabaiga? Ji prisikelia iš naujo, vėl pakildama kitą rytą. Matote, Dievas kiekviename etape. Aš užtrukau apie 20 minučių vien tik aiškindamas apie visą tai. Taigi, dabar jūs tai suprantate. Aš paklausiau, kodėl? Yra vienas reikalavimas ir man patinka tai sakyti tokioje bažnyčioje kaip ši. Čia yra vienas privalomas reikalavimas. Nesvarbu, kokia graži sėkla bebūtų, ji turi sudygti. Ji privalo sudygti ir jei ji išpildo Dievo tikslą, ji sudygsta, nes bitė nešioja žiedadulkes ir taip toliau. Taigi, mes atrandame, kas jeigu maža lelija, jeigu ji graži, plušėjo dieną ir naktį, atskleidė save, o bitė tiesiog atskrido ir surinko jos medų, tiesiog labai laisvai. Ji dėl to nepasakė nė žodžio ir ji plušo tik tam, kad atiduotų savo medų. Ir tada einantis pro šalį pastebėjo jos grožį ir ji išlaiko save gražia tam, kad einantis pro šalį galėtų tai matyti, jam patinka grožis. Tas, kuris trokšta jos aromato, jo laisvai įkvepia, o ta maža lelija pluša tik tam, kad žemė atneštų naudos, suprantate, tam, kad pagamintų medų, grožį ir laidotuvių gėlę, kam jį bebūtų naudojama. Gėlę vestuvėms ar kažkam dar, ji tiesiog save laisvai atiduoda ir kai jos gyvybė išblėsta, ji vėl kitais metais prisikelia, matote, tai viskas. O kas jei mažas kukurūzos stiebas pasakytų, aš labai atsiprašau, manyje nėra nieko gražaus ir aš neturiu medaus, kurio galėčiau duoti, aš neturiu to, šio ir ano. Bet tada visako valdovas pasako taip, bet ta maža lelija negali išauginti kukurūzų dribsnių. Matote, mes visi turime tą dalyką, kurį mes darome. Mes tarnaujame Dievui toje srityje, kuriai buvome paskirti ir tai pasireiškia vienodai. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, aš pasakiau, štai čia yra miela mama Ford, kadangi aš ją žinau. Ji prausdavo mano mažą purviną veidą, kai buvo mažas vaikas daug kartų. Jie buvo vargingiausi iš vargingiausių žmonių. Bet ji gimė moteriškos lyties, miela mergelė. Ir jeigu ji gimė mergina, tai buvo su tikslu tam, kad ji turėtų porą, vyrą. Ir ji tai turėjo. Ji buvo ištikima žmona, ji nugyveno su savo vyru apie 60 metų. Ir dar nebuvo gimusios geresnės ir ištikimesnės moters, kiek aš žinau, ji buvo tikra dama. Ir kadangi ji buvo tokia santuokoje, jie susilaukė vaikų. Čia sėdi jos puikūs ir šaunūs vaikai, tokie pat mieli. Jūs, vaikai, niekada nenorėtumėte geresnės mamos. O gal norėtumėte? Matote? Ne. Jos vyras nenorėtų geresnės žmonos. Aš pasakiau, ji buvo vargingiausia iš vargingiausių, tačiau ji duodavo kiekvienam, kas tik ateidavo iki jos namų durų ir turėjo poreikį. Kaimynams, nesvarbu, kokioje bėdoje jie bebūtų, ponia Ford, bet kurią nakties valandą jiems padėdavo, darydama viską, ką galėjo su tuo, ką turėjo. Ir aš pasakiau, virš viso to aš vieną kartą turėjau privilegiją pamatyti tą sėklą, sudaigintą šventosios dvasios, ji buvo gimusi iš naujo iš Dievo dvasios. Aš pasakiau, taigi mes ją pasodinsime jau greitai į žemę. Ir kas protingai galėtų atsistoti ir pasakyti, kad ji neprisikels.
Jeigu jūs pasakysite, kad ji neprisikels, medžio lapas nenukrenta prie medžio apačios prieš prasidedant šalnoms tam, kad pasislėptų ir sugrįžtų kitais metais tarsi naujas lapas, jei pragulėtų ta sula, pasiliktų tame medėje, iki kol ateitų šalnos ir ją sušaldytų, tai nužudytų tą gyvybės užuomazgą esančią suloje ir medis prarastų gyvybę, bet kažkoks intelektas, medis savo intelekto neturi, tai augalija, ji neturi intelekto, bet kažkas ją valdo. Prieš tai, kai mes sulaukėme šalnų ar kažko dar toje šalyje, įpusėjus rugpjūčiui tie lapai nukrenta nuo medžio, nes sula apleidžia medį ir sugrįžta į šaknis giliai po žeme, tam, kad paslėptų tą gyvybės užuomazgą, kad sugrąžintų ją kitais metais kartu su daugiau vaisių. Kas tai padaro? Koks intelektas? Tas pats intelektas, kuris valdo mūsų gyvenimus, tai tiesa. Ir prieš mums galint pasakyti, kad nėra prisikėlimo tokiai mielai ten sėdėjusiai šventai kaip ši, kuri tarnavo Dievui 65 metus, aš galvoju apie ją gulėjusią ten toje degunės palapinėje ir jos slopstantį kvėpavimą. Ak, ji kada nors prisikels, ji tiesiog turi, tai viskas. Prieš galėdamas pasakyti, kad ji neprisikels, turėtum pasakyti, kad nėra pavasario, nėra sėklų prisikėlimo, nėra vasaros ir žiemos, nėra saulėtekio ir saulėlydžio, nėra tokio dalyko kaip Dievo žodis. Na, tai būtų beprotiška tai sakyti. Prisikėlimas yra ir taip užtikrinti, kaip pasaulis sukasi aplink šios saulės akivaizdą ir vėl ši saulė jai yra pavesta Dievo pakilti su savo šiltais spinduliais tai augalijai. Ir kai tik laikas prabėgs, kai ir vėl prasiverš amžinybė ir tas sūnus ten patekės, kažkas turės įvykti. Visi gyvenimai, kurie yra atgaivinti jame, vėl prisikels. Taip tiesiog turės būti. Nėra jokio kito būdo, jokiame kitame kelyje. Ar matote, kūrėjai išreiškinti save savo kūrinijoje, matote? Štai ką daro Dievas. Ir mes galėtume pažiūrėti, bet kas bent kiek yra protingas, galėtų pažiūrėti ir pamatyti, kad Dievas, kad krikščionybės pagrindas yra prisikėlimas. Taigi, jei aš numesiu šį daiktą ant grindų, dabar jis bus ant grindų. Ir aš nueisiu štai ten ir pakelsiu kažką panašaus. Taigi, tai nėra prisikėlimas, tai pakaitalas. Bet prisikėlimas reiškia pakelti šį, tą patį, atgal. Ir mes vėl sugrįžtame atgal. Tik jūs pasodinote geltoną kukurūzo grūdą, jis išaugins dar vieną geltoną kukurūzo grūdą, matote? Ir mes esame palaidojami kaip mirtingieji. Prisikeliame nemirtingi ir mes taip tuo šiandien džiaugiamės. Ir tai visa mūsų krikščioniška viltis yra pastatyta štai čia, vien tik čia. Todėl šitaip susiburti ir atsisėsti dangiškose vietose Kristuje Jėzuje, kokia privilegija tai yra mums visiems, seniems ir jauniems, laukiant to laiko, kai ateis Jėzus. Taigi, su susirinkimu kaip šis ir su Dievo dvasia esančia čia tokiu būdu, kaip ji yra čia, aš galėčiau kalbėti iki 9 valandos šį vakarą arba 8 valandos iki laiko vykti į Foursquare bažnyčią. Ir vis tiek jaučiausi gerai, bet mes turime sustoti. Jie nenori apsivilusių pupelių ar panašiai, žinote, todėl mes tiesiog susirenkame trumpam bendrystės laikui ir esame čia. Šis mielas brolis ir jo maža kaimenė, kuri čia yra apsistojusi, ir mes susirinkame dalintis po jūsų medžiu tam, kad susėstume ir turėtume mielą bendrystę. Todėl paskaitykime žodį iš Dievo Biblijos ir paimkime mažą ištrauką ir trumpai pakalbėsime. Prieš tai darant, tiesiog palenkime savo galvas ir pakalbėkime su jos autoriumi prieš prisiartinant prie jo žodžio. Aš dabar svarstau, kol mes esame palenkę galvas, ar čia būtų poreikis šioje patalpoje, kurį jūs norėtumėte paminėti prieš Dievą. Laikykite jį savo širdyje ir tik pakelkite savo rankas, tik trumpam. Te laimina jūs Dievas. Mūsų dangiškasis Tėve, mes išties esame privilegijuoti žmonės šį rytą šio besikeičiančio pasaulio akivaizdoje. Ir mes laikomės už nesikeičiančio Dievo rankos. Laikai gali keistis, bet jis yra amžinas ir jo žodis yra mūsų širdyje. Tai yra pagrindas mūsų minčių. Jos visada sugrįžta prie šio žodžio. Nesvarbu, kur nuklystame, jos sugrįžta prie žodžio. Jis yra prisirišimo stulpas mūsų širdise. Mes esame labai už tai dėkingi. Aš dėkoju tau viešpatie už šią mažą vietelę čia, 44 gatvėje, kur yra skelbiama Evangelija, ir vieta, kur yra pašvęsta. Ir žmonės yra pasišventę tau. Ir aš meldžiu, kad tavo palaiminimai visada būtų su jais. Praplėsk jų pažinimą tavo žodį ir tavo malonėje.
ir duok jiems geruosius gyvenimo dalykus ir amžinai gyvenimą, kad mes visi ateitume į vieną vietą, tą didįjį dangų, vieną dieną, kai ateis Jėzus. Palaimink mus kartu ir pažvelk kitas rankas, Tėve, kurios ką tik buvo pakeltos. Giliau už tos rankos buvo jos pakelimo priežastis. Aš meldžiu, Dieve, kad Tu, kuris žinai širdies paslaptis, išpildysi tą prašymą. Aš aukoju savo maldą kartu su jų ant Tavo aukuro šiandien. Atsakyk, Tėve, aš meldžiu Jėzaus vardu. Palaimink žodžiu šį rytą, tebūna mūsų širdžių apmąstymai priimtini Tau. Palaimink savo žodį, kai mes jį skaitysime, ir trumpus konteksto užrašus, kad mes galėtume jį išsiaiškinti. Būk su mumis ir padėk mums, kad kai mes iš čia išeisime, galėtume eiti ir pasakyti, mūsų širdis degė mumise, nes mes girdėjome Siono giesmes, širdies liudijimą ir žodis liudijo mūsų širdžiai. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, dažnai man tiesiog patinka kalbėti, bet aš negaliu per ilgai kalbėti, nes dabar jau yra beveik 12 valanda. Ir todėl mes jūsų paprašysime galbūt atsiversti rašte, jei norėtumėte kartu su mumis perskaityti rašto vietas ar jas užsirašyti. Pirmiausia, aš noriu perskaityti iš patarlių knygos. Aš manau, kad aš ją atsiverčiau šį rytą, kai ieškojau. Patarlės. 18 skyrius ir 10 eilutė. Viešpaties vardas stiprus bokštas, teisusis į jį bėga ir yra saugus. Ir dar Izaijo 32:2. Noriu perskaityti 32, 1 ir 2. Štai karalius karaliaus teisumu ir kunigaikščiai valdys teismu. Ir kiekvienas bus kaip slėptuvė nuo vėjo ir kaip prieglauda nuo audros, kaip vandens upės sausumoje, kaip didžiulės uolos šešėlis nuvargusioje žemėje. Tai gali atrodyti keista ištrauka, iš kurios semiuosi šią išvadą, bet šį rytą noriu kalbėti tema išleidžiant spaudimą. Tai atrodo labai tinkama šiai dienai. Ir vėlai, praėjusią naktį aš dar nemiegojau ir apie kažkur tarp 12 ir 1 valandos aš bandžiau prisiminti. Taigi, kur man reikės ryte važiuoti? Ir jie buvo man pasakę, į tą mažą Dievo bažnyčią, kurią tu laikei tokia gražia, ten 44 gatvėje ar alėjoje, kuri jį bebūtų. O aš pasakiau, aš ją prisimenu. Ir aš pamaniau, apie ką aš kalbėsiu. Aš pasakiau, taigi aš prisimenu paskutinį kartą ten aš jaučiausi tarsi namuose, tiesiog atsipalaidavęs. Ir pamaniau, tai būtų gera tema, tiesiog išleisti spaudimą. Tai yra gera tema kalbėjimų toje mažoje bažnyčioje ryte. Ir dabar aš greitai užsirašiau kelias pastabas čia, kad galėčiau trumpai jas pakomentuoti, nes mes gyvename laike su daug spaudimo. Visur. Visi yra tokie įsitempę ir važiuodami gatve automobiliu su farsuotu varikliu ir jie negali sulaukti šviesoforo ir, žinote, jie jūs pervažiuoja, jie kažin kur nevažiuoja. Visai nevažiuoja. Jie tiesiog yra taip užkietėję, kad gali tik lenktyniauti, bet man yra žinomos tik lenktynės link amžinybės ir jūs turite pažiūrėti į šią pusę ir tą pusę ir tada tai, aš pasakiau, čia yra tik 2 gyvenančios žmonių klasės ir tai yra gyvieji ir mirusieji, bet tie, kurie nėra gyvieji, greitai numiršta. Ir aš tai bent yra pavojinga būti atsargiu šiomis dienomis, visi skuba, lenktyniauja. Ar jie gali susitvardyti? Tai bent. Vargšė ponia, vakar aš
Brolis Williamsas turbūt to nepastebėjo, bet mes turėjome apsisukti. Mes nuvažiavome aplankyti jo sūnaus, bet jo nebuvo namuose ir mes turėjome apsisukti. Ir kažkokia pane, mes turėjome to tikėtis, ji kaip ir neapsižiūrėjo. Ir kiekvienas turėtų užtektinai būti džentelmenas, kad pasakytų, viskas gerai, ponė, važiuokite toliau, viskas gerai. Bet taip atsitiko, kad ji pasuko kairien, pasuko priešais kažkokį vyruką ir, tai bent. Jo veidas buvo raudonas ir durelių stiklas buvo nuleistas ir ko jis tik nesakė. Žinoma, ta ponė tiesiog pasitaisė savo plaukus ir nuvažiavo toliau. Ji, suprantate, ir jis sustojo pačioje gatvėje, beveik mus užlaikė, suprantate, tik tam, kad ją apriektų. Tai baisus metas. Ar ne? Kur mes vykstame? Kodėl taip skubame? Anksčiau mes pasukdavome už kampo su senu arkliu, neskubėdavome, gyvendavome daug ilgiau ir mes esame tokie patys žmonės. Ir štai mes, visi rūko cigaretes, tik jomis dūmija. Tusone praeitą savaitę aš atkreipiau dėmesį į stovinčius vaikus. Maža mergaitė, graži, miela, jai buvo apie 10 metų. Ir ji, jos maži skruostai, buvo visiškai įdubę ir jos maži, tamsus plaukai, mielai atrodanti maža mergaitė. Ir ji stovinėjo aplinkui, rūkydama cigaretę prieš įeinant į vidų. Taigi, tas vaikas tikriausiai sirgo tuberkulioze, galbūt buvo sutrikusių nervų. Taigi, galbūt ji rūkė, todėl kad jos mama rūkė jos akivaizdoje. Aš buvau pasaulinėje parodoje šiais metais ir tikriausiai dauguma iš jūsų ten buvo. Ir man patiko vienas dalykas. Tai buvo medicinos kambarys. Ir kai jie ten buvo, pademonstravo, ką daro rūkymas. Jie turėjo tą Julą Brainerį ir jūs ten buvote, pastebėjote tai. Ir jie paėmė cigaretę ir padėjo ją ant to daikto ir ištraukė dūmus ir apibarstė tuo marmuro gabalėlį ir nušluostė tą nikotiną nuo jo su medvilnės skiaute ir uždėjo ją žiurkei ant nugaros. Ir po 7 dienų ten atsirado tiek daug vėžio, ta žiurkė net negalėjo pajudėti nuo nikotino iš vienos cigaretės. Tada daktaras pasakė, jūs girdėjote žmonės sakant, ir jis apsuko ją ir padėjo ją po vamsdeliu ir leido tiems dūmams skverbtis pro kažkokią cheminę medžiagą ir ten atsirado baltas dryžis. Jis pasakė, štai čia yra vėžys. Tada jis pasakė, jūs girdėjote žmonės sakant, aš to neįkvepiu. Tada jis taip įkišo ją savo į burną, ją patraukė ir tada prikišo savo burną prie to vamsdelio ir iškvėpė dūmus ir ten beveik jų visai nebuvo, visiškai. Jis paklausė, kur yra vėžys? Mano burnoje, aš tai nurijau savo gerklę. Susirenka mano gerklėje ir nukeliauja į skrandį. Ir tai buvo pasaulio geriausias, nepamirškite. Ir tada jis toliau tęsė ir pasakė, žmonės sako, naudokite cigaretę su filtru. Jūs girdėjote tą mąstančio žmogaus dūmai ar kažkokį panašaus tipo šūkį. Jei vyras mąsto, apskritai, jis iš viso nerūkys. Tai ne mąstantis vyras, tik nemąstantis vyras ją rūkys. Tačiau jis ištraukė šį tabaką. Jis pasakė, taigi jūs suprantate, dalykas tas, kad visuomenė nepakankamai protinga, kad tai suprastų, o mes turime būti protingi žmonės. Pasakė, jeigu nėra dūmų, nepajusite jokio poveikio. Ir kai atsiranda dūmų, ten turi būti derva, kad būtų dūmų. Ir dervoje slypi vėžys. Reikia dervos, kad susidarytų dūmai. Ir pasakė, vienintelis dalykas, rūkant tas su filtru, jūs surūkote apie 3 tam, kad gautumėte pasitenkinimą, kaip ir iš vienos per tą kartą. Jūs patenka tas pats kiekis, tikrai matote, bet Amerikos visuomenė nori triušio iš kepurės. Jie tai turi, tai tiesa. Štai taip, matote. Ir kai jie išnešė tą žiurkę, jie išnešė po vieną, kas 7 dienas. Tai buvo vienas baisiausių mano matytų vaizdų. Ten buvęs stambus didelis vyrukas sėdėjęs šalia manęs pasakė, oi, prakaitui bėgant nuo jo. Jis pasakė, kaip siaubinga. Aš paklausiau, ar rūkote? Jis pasakė, taip. Štai taip. Bet vis tiek mes ir toliau tai darome. Kodėl? Mes bandome rasti kažką raminančio, kokį nors anestetiką. Atrodo, kad pasaulis yra nutrūkt galviškame greityje ir aš nežinau, ką jie kartais turi omenyje. Bet yra krikščioniškas anestetikas, yra tas opiumas, kuris išgaunamas iš lelijos. Ir krikščioniška bažnyčia turi to opiumo. Ir jis
išgaunamas iš slėnių lelijos, o numalšina visokį skausmą. Ir tuomet visa tai pasibaigia, kai gaunate šio krikščioniško opimo. Šis naujas vynas, kurio jie turėjo sekminių dieną, suprantate, jis numalšina visą skausmą. Žmonės yra tokie arogantiški ir jie daro dalykus, kurių neturėtų daryti. Vietoj to, kad bandytų panaikinti priežastį, jie prie jos prideda dar vieną priežastį. Jūs nerasite išgydymo, kol nepanaikinsite priežasties. Žmogus bando rasti kažką pasitenkinimui ir jis trokšta, ir Dievas jį sukūrė trokšti, nes jis buvo taip sukurtas, bet Dievas jį tokį sukūrė tam, kad jis trokštų jo. Bet jis bando tai patenkinti ir nutildyti savyje tą šventą šauksmą pasaulietiškais dalykais. Bet mes neturime teisės to daryti. Taigi, bet žmonės klysta nuolat. Vietoj to, kad eitume į vietą panaikinti priežasties, mes bandome numalšinti ją anestetikais ir likeriu ir rūkimu ir pridedami prie to dar daugiau, apsunkindami tai visą laiką, tai prastindami. Ir visa tai dar labiau padidina spaudimą, tai tik dar labiau pablogina tai visą laiką. Neseniai, jūs visi iš jūsų tikriausiai žinote, kad aš dažnai užsiimu šaudimu į taikinį ir medžioklę. Toks yra mano hobis. Vienas brolis nusintė į Veterbai įmonę užklausą ir pasiėmė Winchesterio 70-ąjį modelį, kaip kai kurie čia esantis mano medžioklės partneriai žinote. Ir jis buvo pertekintas į Vertebrai Magnum .257. Artas Wilsonas davė Biliui Pauliui tą ginklą, o jis yra kairė rankis. Ir jis turėjo skląstį ir jis tiesiog man jį atidavė. Ir užėjęs kitas bičiulis pasakė, tu neturi jokio Veterbai, todėl aš tau jį ištekinsiu. Ir jį tekinant, jie nenorėjo to pripažinti, tačiau jie jo taisyklingai neištekino. Ir ką jie padarė gale, jūs, kurie rankomis užsitaisote ginklus, žinote, kad gale už žiedo susikaupė spaudimas. Ir kai iššoviau keli šūvius ten esančių šovinių, aš pastebėjau, kad detonatorius truktelėjo atgal ir ten buvo spaudimas. Na, aš žinojau, kad šovinys buvo užtaisytas maksimalia užtaisimo apkrova, todėl jis negalėjo perimti spaudimo iš ten. Bet ginklas nebuvo taisyklingai ištekintas. Ir su kitu ten buvusiu šoviniu, jeigu ne Dievas, aš būčiau praradęs savo gyvybę. Jis tiesiog visas ginklas sprogo ir susprogdino aplink mane buvusius medžius, va šitaip. Maždaug tokio aukščio kaip šis pastatas užsidegė raudona ugnis ir šautuvo vamzdis išskriejo 50 jardų spindulio, skląstis nuskriejo atgal man virš galvos šią kryptimi. Optinis taikiklis sprogo štai taip arti prie mano akių ir aš nieko nebeturėjau savo rankoje ir tiesiog susprogo. Kraujas tryško į visas pusės nuo manęs ir mes buvome labai toli nuo daktaro ir jie mane pamatė ir aš negalėjau kalbėti nei dar kažko ir aš bandžiau sulaikyti kraują, štai taip aš atleidau ir jis aptaškė visą ten stovintį brolį ir aš vėl prispaudžiau. Aš pasakiau Viešpatie Jėzau savo širdyje, tu esi mano gydytojas, aš patraukiau savo ranką ir tai liovėsi. Todėl, kokia buvo priežastis? Ginklu buvo pabandyta iššauti šovinį, kuris išties nebuvo pagamintas tam ginklui. Jeigu ginklas būtų pagamintas Veterbai Magnum, iš pradžių jis nebūtų susprogęs, bet jis bandė įdėti Veterbai šovinį į Winchesterio šautuvą ir tai nesuveiks. Ir jūs matote randus aplink čia ir aplink mano akis ir 15 skeveldrų įsmigo šiek tiek žemiau akių. Kai gydytojas apžiūrėjo mano akis, parašė mano draugui gydytojui, jis pasakė, vienintelis dalykas, kurį žinau, yra tai, kad Dievas sėdėjo ant to suoliuko šalia savo tarno. Tas vyras, buvęs su juo ten atsakingas asmuo, turėjo rasti išlikusią tik jo apatinę kūno dalį. Pasakė, Dievas buvo su juo ir pasakė šūvis tos detonatoriaus skeveldros, 15 jų įsmigo tiesiai už akies obolio, šiek tiek žemiau regimosios dalies. Tai man visiškai netrukdė, po 2 ar 3 dienų veidas atrodė lyg mėsainis, jis buvo visas išdžiūvęs ir nekoks. Bet kas tai buvo? Taip nutiko dėl šovinio gale, kuriam jis nebuvo pagamintas. Dėl to susidarė spaudimas. Taigi, jeigu ginklas būtų pagamintas ir šis laikiklis, kur šovinys nuslydo iš dėtuvės į vamzdį, į lizdą, ir jei tas lizdas būtų pagamintas taisyklingai, jis būtų atlaikęs spaudimą ir visas spaudimas išeina šią kryptimi, bet vietoj to jis buvo iškleręs ir tas spaudimas šoviniui esant silpnesniu už vamzdį, žinoma, jis sprogo į šią pusę ir sprogimas nusvedė ginklą atgal į tą pusę.
vamzdis nebuvo pažeistas, jis tik nuskriejo. Žinoma, tai visiškai sužalojo viską aplink jį. Jis daugiau nebuvo tinkamas naudojimo. Šovinys liko užstrigęs vamzdyje, suprantate, jis nebuvo. Taigi, jeigu tai būtų šovinys užtaisytas per didelę apkrovą, jis būtų susprogdinęs vamzdį, bet jūs suprantate, ten storiausioje ginklo dalyje jis sprogo šią kryptimį ir atlaisvino fiksatorių. Taigi, jeigu jis būtų pagamintas kaip Veterbrai Magnum, jis nebūtų susprogęs, bet bandoma įdėti kažką į kažkur, kur tai nepriklausė. Tai yra krikščioniško išgyvenimo kelias, kai žmonės bando patalpinti šaltą formalų išpažinimą į galingą sekmininkų bažnyčią arba išgyvenimą. Jei tik tas žmogus yra atstatytas nuo viršaus iki apačios, atstatytas, gimęs iš naujo, atkurtas. Šiandieniniai pamėgdžiotojai vaikščioja aplink, bando pamėgdžioti kalbėjimą kalbomis, bando pamėgdžioti vieną ir pamėgdžioti kitą, dovanas, jeigu jie nėra gimę iš naujo. Ir jeigu jie yra gimę iš naujo, jie negali pamėgdžioti, nes jie buvo sutverti tiems dalykams. Jie yra gimę, atkurti, performuoti, ne tik kažkas, kas yra užlopytas. Ir paspaudė rankas ir patyrė emociją ir šoko aplink altorių kelis kartus ir pasakė, aš tai turiu. Tai yra kažkas, kas buvo performuotas ir atkurtas ir tapo nauju kūriniu. Tada jis gali atlaikyti persekiojimo spaudimą ir dalykų, kurie lydi dvasinį gyvenimą. Jūs turite būti padaryti ir sutverti, atlaikyti spaudimą. Ir tik vienas dalykas gali tai padaryti, tai yra, kai jūs ateinate į Dievo formavimo namus ir esate nugriaunami ir atstatomi kaip naujas kūrinys Kristuje, Jėzuje. Aš buvau ligoninėje čia netaip seniai ir aš ketinau pasimelsti už moterį. Ir ten buvo dar viena moteris gulėjusi šalia jos. Ir aš pamačiau ją labai susijaudinusią ir aš pradėjau kalbėti apie maldą. Ir aš pasakiau, na, mes palenksime savo galvas maldai. Pasakiau aš. Ji pasakė, palūkėkite minutėlę. Palūkėkite minutėlę. Palūkėkite minutėlę. Užtraukite tą užuolaidą. Aš pasakiau, gerai, ponia. Aš pasakiau, aš tik ketinau pasimelsti, o ji pasakė, užtraukite tą užuolaidą. Aš pasakiau, gerai, ponia, argi tu nesi tikinčioji? O ji pasakė, mes esame metodistai. Aš pasakiau, na, tai yra nebejotinai susiję su tuo, ko paklausiau. Matote? Taip, matote. Taip, aš jos neklausiau, kokiai ložiai priklausė. Aš paklausiau, ar ji buvo tikinčioji, matote? Tos visos ložės mus visiškai sumaišo. Jūs negalite prisijungti prie bažnyčios, nėra tokio dalyko. Jūs galite prisijungti prie ložės, jūs galite prisijungti prie metodistų ložės, baptistų ložės, presbiterionų ložės ar sekmininkų ložės, bet jūs negalite prisijungti prie bažnyčios. Jūs turite būti gimęs. Tai yra priežastis, kodėl yra tiek daug sprogimų. Matote, susidaro spaudimas ir nieko nepadarysi. Sako, na, aš priklausau šiai. Bet tai nereiškia, jūs turite pakilti nuo pat apačios iki viršaus, kad atlaikytumėte šių dienų spaudimą. Kai Dievas įdeda savo šventosios dvasios užtaisą ten, jums derėtų žinoti, ką darote. Geriau būkite tam pasiruošę. Taigi, jei jūs iš dalies kažką ištekinote, pasakote, aš laukiau visą naktį dovanos. Jums derėtų būti atsargiems, tai gali sprogti, suprantate, ir tai duos priešingą rezultatą. Vykstant į ligoninę, pamaniau, kad aš vyksiu ten vieną vakarą ir ten mane siuntė. Tai buvo brolis Nevelis, pastoriaus kvietimas ir aš jį priėmiau. Kadangi aš važiavau iš Louisville'o ir pasakė, kad moteris buvo labai sunkioje padėtyje. Ir aš nuvykau ligoninę ten Jeffersonville'e ir ten buvo moteris ir jie man pasakė, eikite į 322 kambarį. Ta moteris yra ten. Aš nuėjau, aš pasakiau, ar čia yra 4 lovų palata. Aš paklausiau, ar yra moteris tokia ir tokia čia. Ne, ponia, jos čia nėra. Aš pasakiau, aš tikriausiai suklydau, atleiskite man. Ir aš išėjau. O seselė ėjo koridoriumi ir ji lyg ir skubėjo. Aš paklausiau, ponia, ar jūs galėtumėte man pasakyti, ar viena moteris yra čia, šitoje palatoje, ar kur ji yra? Ji pasakė, aš neturiu laiko užsiimti tokiais dalykais.
ir jau nematote, kad aš skubu. Aš pasakiau, atleiskite man. Aš priėjau prie stalo ir ten buvo ponė sėdinti už stalo seselė ir aš pasakiau, jį kažką užsirašinėjo, aš vis laukiu, jį pažiūrėjo mane, toliau tęsė rašiusi, na, aš palaukiu apie kelias minutės, aš pasakiau, labas vakaras. Ji nepratarė nė žodžio. O aš pamaniau, na, aš pasakiau, ar galėtumėte pasakyti, kur yra viena moteris? Tai aš esu tarnautojas, mane atsiuntė čia į tam tikrą vietą, į 322 palatą, taip jie man pasakė, o jie atsakė, na, tai tuomet ir eikite į 322 palatą. Ir aš pasakiau, ponė, aš jau buvau palatoje 3. Ji pasakė, kodėl tada klausėte manęs, eikite prie stalo pačioje. Aš pasakiau, na, ačiū jums. Aš pradėjau lipti žemyn ir aš ten atėjau ir aš paklausiau seselės tame aukšte. Ji nieko apie tai nežinojo. Ten atėjo žemo ūgio daktaras, ėjo tuo aukštu su stetoskopu savo rankoje, vis sukiodamas jį aplink, va taip, žemo ūgio. Aš niekada nebuvau matęs tokio storo vyro. Jis buvo, tiesą sakant, manau, kad jo plotis buvo didesnis už jo aukštį. Jis vaikščiojo arba didesnis už jo ūgį tiksliau. Taigi jis ėjo sukiodamas tą stetoskopą savo ranką ir aš pasakiau, atleiskite man, daktarė, galėtumėte pasakyti, kur? Jis atsakė, taip, ji yra gale šia kryptimi. Pasakė jis. Ačiū jums, ponė. Aš nuėjau į kitą pusę. Aš pamaniau, na, dabar ką aš darysiu. Ir jis nuėjo, atsisėdo už stalo ir aš daugiau nieko kito nemačiau. Aš pagalvojau, kad geriau prieisiu ir paklausiu jo dar kartą. Aš pasakiau, atleiskite man, ponė. Jis tik toliau žiūrėjo į kažką kito, žinote. O aš pasakiau, ar aš noriu sužinoti, kur yra palata, pasakė, yra gale štai ten. Aš pasakiau, 222 palata, aš nežinau, kur eiti. Jis pasakė, tiesiog eik šią kryptimį ir tą kryptimį. Tu ją surasi. Kas tai yra spaudimas? Suprantate, susikaupęs spaudimas. Jis galėjo būti atėjęs iš po operacijos, jis galėjo pagalvoti, kad aš neturėčiau jo to klausinėti, tai buvo po lankymo valandų tikrai. Tada jis pamanė, tai tik kažkoks pamokslininkas, tegul eina savo, matote. Pasaulis tiesiog yra pastatytas ant spaudimo ir jis susprogs vieną dieną. Pasaulyje yra susikaupę daug spaudimo ir daktarai nežino, ką su tuo daryti. Psichiatrai turi juos gydančius psichiatrus, tai tiesa. Jie neturi atsakymo, bet Dievas turi, Dievas visam tam turi atsakymą. Senajame testamente, kai žmogus kažkuo nusikalsdavo, taigi tai buvo dantis už dantį ir akis už akį. Ir jeigu toks žmogus kažkuo nusikalsdavo, jis turėjo pabėgimo vietą. Aš manau, kad Jozuė buvo pastatęs namus prieglobsčiui. Ir jeigu žmonės nusikalsdavo, o kiti norėjo juos nužudyti, bet jie turėjo vietą prieglobsčiui, kur šis žmogus galėjo bėgti į šį miestą prieglobsčiui. Ir jis buvo saugus. Jeigu jo persekiotojai, jo nepavydavo prieš jam ten nusigaunant. Bet jeigu persekiotojai jį pavydavo, jie jį nužudydavo kelyje. Bet jeigu jis ten nusigaudavo ir jeigu jis įvykdė šį nusikaltimą netyčia ir galėjo apginti savo bylą ir įrodyti, kad jis gailėjosi dėl to, kad tai padarė, tada jis galėjo būti leidžiamas į šį miestą prieglobsčiui. O persekiotojai negalėjo įeiti į miestą. Ne. Jis buvo saugus. Koks tai turėjo būti jausmas? Žinoti, kad jūs padarėte kažką, kas buvo neteisinga ir jūs žinote, kad tai buvo neteisinga, bet yra vieta, kur jums daugiau nereikia jaudintis. Ateinate į šią vietą ir esate saugus. Taigi, jei žmogus tai padarydavo sąmoningai, tada jis negalėjo įeiti, jeigu jis tyčia įvykdė žmogžudystę, jo byla buvo išnagrinėjama vartuose ir tai, bet žmogus, kuris norėjo ir tai padarė netyčia, ir aš galiu pateikti to provaizdį. Jeigu žmogus nusikalto ir jis tikrai nori, jis gailisi dėl to, kad nusidėjo, yra vieta prieglobsčiui, bet jeigu jam tiesiog nerūpi, tada nėra vietos jam, nes jis jos nepriima. Jis pasielgė piktai ir jis to norėjo, jam nėra šansų. Ir taip pat yra šiandien. Ir tuomet tai buvo, kad jeigu jis nusikalsdavo, jis privalėjo norėti vietos prieglobsčiui. Jis privalėjo norėti ten būti. Ir tai yra labai geras provaizdis šiandienos bažnyčios ir žmonių. Žmogus turi norėti vietos prieglobsčiui. Jūs turite jausti savo poreikį tam. Bet jeigu manote, kad norite kovoti savo pačių kovas, taip ir darykite.
suprantate, bet jūs tikrai būsite pasivyti savo persekiotojų. Bet kada nors tai jūs pasivys. Bet jeigu jūs norite vietos ir tada, kai žmogus nori vietos ir randa vietą, jis privalo norėti joje pasilikti. Jūs daugiau nebeišeinate, jūs ten pasiliekate, tada esate saugus, kol ten esate. O, koks tai turėjo būti palengvėjimas. Surasti tą vietą. Kai tik įeini pro vartus ir vartai užsidaro už tavęs, man to pakaktų. Taip, ponia. Jis privalo norėti ten pasilikti, be jokių priekaištų. Vaikščiojimo aplink ir sakymo, o, kodėl aš čia iš vis atėjau? Taigi, tiesiog taip žmonės elgiasi šiandien. Jie sako, jie nori būti laisvi nuo pasaulio rūpesčių ir tada jie pakliūna į tarp tikinčiųjų ir tada jie sako, taigi, jeigu aš turėsiu atsisakyti šito, jeigu aš turėsiu daryti tai, jeigu man reikės mokėti 10, jeigu man reikės daryti šiuos ir anuos kitus dalykus, o tai bent. Ką, matote, tada toks žmogus, kuris skundėsi, būdavo išvaromas lauk, stovėti pačiam už save. Bet jeigu jis turi būti patenkintas ir nei kiek nesiskųsti. O, kaip man patinka tai sakyti. Aš niekada daugiau nenorėjau išeiti. O, tai yra dangus. Man būti dangiškose vietose Kristuje Jėzuje su vyrais ir moterimis, kurie pabėgdami išsigelbėjo savo gyvybės nuo pasaulietiškų dalykų ir įtvirtino savo sielą poilsio prieglobstyje. O, kokia bendrystė, o, koks dieviškas džiaugsmas remtis į jo amžinąją ranką, spaudimui visiškai išnykus, nebijant nieko, amen, nes aš esu saugus Kristuje. Jis yra tvirtas bokštas. Teisusis į jį bėga ir yra saugus. Jis yra akmuo nualintoje žemėje, prieglobstis audros metu. Kokia vieta būti? Aš nematau nieko, dėl ko reikėtų skųstis. Vienintelis skundas, kurį aš turiu, tai kodėl aš to nepadariau gerokai anksčiau. Aš laukiau, kol man sukako apie 19-20 metų. Man derėjo vienas bičiulis kažkuria dieną susitiko su manimi jaunuolis ir aš kalbėjau apie tą skandalą tų moterų buvusių gatvėje, kurios vilkėjo tokius drabužius, kad atrodė kaip vyrai. Ir aš tai ganėtinai smarkiai išklojau. Jaunuolis susitiko su manimi, išėjo pro duris, jis pasakė, tik minutėlę. Ir šoko ten šokį, žinote, tvistą, tarsi laužydami savo kojas ir visą kitą. Aš pasakiau, tai išprotėjimas. Ir aš pasakiau, tikrasis krikščionis, jeigu tai yra jų širdyje ir jie tvirtina, kad yra krikščionis, jų vaisiai parodo, kas jie yra. Tai parodo tuštumą, nes bet kuriam vyrui ar moteriai bandyti patenkinti save dalykais iš pasaulio dvėsena, bando save patenkinti, kai sijonas yra pilnas grožio ir galios, patenkinti, išleisti spaudimą, kodėl jūs iškeičiate angelų maistą į Egipto česnakus, kaip to norėjo Izraelis. O, yra vieta išleisti spaudimą, įeikite į ją ir jūs būsite saugus, kai ten įeisite. Koks nuostabus dalykas yra tai žinoti. Gerai. Jokių skundų. Tas jaunuolis man pasakė, jis pasakė, žiūrėkite, pone Branhamai, pasakė, jūs esate vyras, 50 metų amžiaus, pasakė, jūs nesižavete moterų grožiu, kai matote jas einant. Aš pasakiau, jeigu būtų mano amžiaus, jiem buvo apie 25. Jis pasakė, jeigu būtumėte mano amžiaus, jūs žiūrėtumėte kitaip. Aš pasakiau, ponė, aš skelbiau tą pačią evangeliją, būdamas ne vienais metais jaunesnis nei tu esi dabar. Aš tiesiog radau kažką, kas patenkino, kažką, kas yra tikra, kažką, kas padaro, kad visa kita nublanksta. Aš esu bokšto viduje. Aš neturiu jokio troškimo, net žvalgytis. Nei vienas uždėjęs ant plūgo ranką ir besižvalgąs atgal yra nevertas arti. Kokia vieta atėjimui? Taip. Lauke jūs mirštate, viduje esate saugus. Tik užeikite ir išleiskite spaudimą. Štai kokį dalyką reikia padaryti. Ir Kristus yra jūsų bokštas, taip. Dievo paruošta saugumo vieta.
Jozuė pastatė tuos namus ir tuos miestus prieglobsčiui, ir Dievas pastatė mums miestą prieglobsčiui, tai yra jo sūnuje, Kristuje Jėzuje. Viešpaties vardas yra tvirtas bokštas, teisusis įbėga ir yra saugus. Dabar jūs pasakysite, o kas, jeigu tu ten būdamas susirgsi? Jis nešė mūsų ligas šiame bokšte, kuriame mes esame. Jis nešė mūsų ligas savo kūne. Mes turime, pasakysite jūs, o kas jeigu pavargsti, kai esi ten su visais rūpesčiais ir dalykais? Meskite savo rūpesčius ant jo. Tai yra parašyta ant kiekvienos sienos, visur aplinkant, visų durų. Meskite ant jo savo rūpesčius, nes jis rūpinasi jumis. Pasitikėk jo pažadėtų žodžiu, jo žodžiai yra įrašyti mūsų širdyje. Mūsų širdis yra jo žodžio stalai, kaip Morta ir Marija ir visi kiti, matote. Net pati mirtis jums ten nekelia nerimo, kai esate viešpatyje. Kodėl? Jis prisikėlė iš numirusiųjų, mes dėl to neturime jokio nerimo. Mirtis ateina, kaip mes čia kalbėjome apie mielą sesutę. Jeigu laikas išeiti, išeikime, tai tiesa. Ką jūs padarote? Pakeis šiuos senus bjaurius griaučius, kuriuos turime į nemirtingą kūną, padarytą kaip jo paties šlovingą kūną. Kas nenorėtų iškeisti šio ligonių izoliatoriaus į kažką tokio? Įvardinkite man kažką, kas to nenorėtų. Senesnis žmogus, jaunesnis žmogus, nesvarbu, ar jums tik 15 metų ar 12 ar kiek tai būtų, mirtis laukia prie jūsų durų. Jūs nežinote, kokiu laiku. Ta žmogaus širdis, kuri štai taip plaka, turės kada nors sustoti. Ir ji gali sustoti, kai jums yra 10 metų, 12 metų. Tai būna tūkstančiams kiekvieną dieną. Bet čia šis kūnas, į kurį mes jį iškeisime, kraujas jame nepulsuoja. Šventoji dvasia tai daro. Ir jis negali mirti. Jis nemirtingas, amžinas. Ir jis negali mirti. Koks pažadas. Taip, net mirtis susilaiko. Pažvelkite į Izraelį. Taigi ten atėjo mirties liūtis į visą Egiptą, bet Dievas suteikė išeitį. Jis parengė prieglobstį jiems ir jis pasakė, imkite avinėlį ir jį papjaukite ir patepkite krauju sąramą ir duris. Ir kai aš pamatysiu kraują, aš jūs apeisiu. Egiptas iš to juokėsi, bet tai buvo Dievo duotas kelias išvengti mirties. Ir taigi, kai tie dideli tamsūs mirties sparnai sklandė per miestą ir nuo miesto iki miesto per visą Egiptą ir ta mirtis pradėjo lankyti kiekvienus namus ir kilo riksmai, aš galiu matyti Izraelį visiškai atsipalaidavusi, išleidusi spaudimą. Mažas berniukas galbūt priėjo prie savo tėvo ir pasakė, tėveli, tu žinai, aš tik išgirdau tą bėgiką praeinantį pro gatvę. Mažas Džonis, su kuriuo aš ten žaidžiau, jis negyvas. Ir, tėveli, aš esu tavo pirmagimis. Matote, senasis tėvas pakilo, nusiėmė savo akinius, kaip tai buvo, padėjo savo Bibliją, tarė, ateik čia, sūnau. Tėveli, tai ateina gatve. Išleisk spaudimą, sūnau. Ateik čia minutėliai. Matai tą kraują? Taip, aš jį matau, tėveli. Na, išleisk spaudimą. Jaunėli, tau nereikia lėkti gatve savo automobiliu su forsuotu varikliu. Tau nereikia daryti šių dalykų. Tik apžiūrėk ir pamatyk, ar kraujas ten yra. Išleisk spaudimą. Jeigu mirtis beldžia į duris, ji nieko negali padaryti. Jokio spaudimo Izraelyje. Jie galėjo išleisti spaudimą, nes jie buvo saugus po krauju. O, tai bent. Ta didžią apėjimo naktį jie turėjo būti ramus, nuleidę spaudimą, kadangi jie galėjo apžiūrėti ir pamatyti, kad jie turėjo kraują. Ir kai jie matė kraują, jie žinojo, jis pažadėjo, kad jis apeis, o po to, kai jie išpildė visus Dievo nurodymus, Dievas pažadėjo juos apeiti. Taigi, koks tai paveikslas yra bažnyčiai šiandien? Dabar aš paskubėsiu, bet aš tiesiog turiu tai išdėstyti, tik minutę. Šiandien mes nuolat išeiname iš vieno susirinkimo į kitą. Atsimame savo popierius iš
vienos bažnyčios savo laiškus atsinešame į kitą. Jeigu metodistai nedaro kažko, kas jūsų manimų neturėtų būti daroma, jūs tai atsinešite pas baptistus, iš baptistų pas presbiterionus, iš vieno pas kitą, matote, kame yra esmė. Tai tik parodo, kad jūs dar neatėjote į tą vietą. Jūs niekada neatėjote ten, kur galite išleisti spaudimą, matote. Jūs žiūrite į kažką, į ką neturėtumėte žiūrėti. Krikščionys pereina iš vienos denominacijos į kitą. Tai parodo, kad jie nebuvo atėję į tą prieglobstį, matote. Jie kartais išvyksta į seminarijas. Su tuo viskas yra gerai ir jie išmoksta žodį, kaip tai gali tiksliau. Jie sugrįžta namo ir jie bando kalbėti tą žodį tik tiek, kiek to jiems leido daryti jų denominacija. Ir tai yra gerai. Bet tai nėra tai. Reikia nežinoti jo žodį, bet žinoti jį. Jį. Na, žinoma. Esmė nėra tame, kiek daug žodžių jūs žinote, kokią gerą bažnyčią turime, ką mūsų denominacija reiškia pasauliu, kiek išimčių turime vienu atžvilgiu ir kiek bendrystės turime su pasauliu, kokia minia pas mus lankosi. Esmė jumyse. Ar jūs esate po krauju? Jeigu jūs, kaip individas, man nesvarbu, jei kiekvienas susirinkime klysta, jūs vis tiek esate apsaugotas. Jūs esate po krauju. Kartais Dievas atveda jūs į susirinkimą, kuris yra neteisus, kad šviestume šviesa. Nešokinėkite iš vienos vietos į kitą, nuo vieno dalyko prie kito. Tiesiog pasilikite po krauju. Pasileisite bėgti lauk, tada jūsų apsaugos neliks. Pasilikite po krauju. Viešpaties vardas tvirtas bokštas, teisusis jį bėga ir yra saugus. Išleiskite spaudimą. Matome jį valandose, kuomet žinome, kad yra žmonių, kurie yra po tuo krauju. Mes matome, kaip tai pasitvirtina. Mes matome Dievą, ką jis daro, kad patvirtintų savo bažnyčią. Pažadėjo viską, kai mes esame šiame bokšte. Ir ko tik prašysite mano vardu, tai padarysiu. Jeigu jūs pasiliekate manyje ir mano žodis jumise, prašykite, ko panorėsite ir tai bus jums suteikta. Kokia vieta parašyta, darykite viską, ką bedarytumėte. Darykite tai mano vardu, o nedarykite tai bažnyčios vardu. Jūs pasakysite, na, aš liudiju, nes šį vakarą esu dėkingas būdamas presbiterionas, aš esu dėkingas būdamas sekmininkas, aš esu dėkingas būdamas Kristaus. Matote, viešpaties vardas stiprus bokštas. Matote, teisusis į jį bėga ir yra saugus. Tuomet jo varde mes turime bendrystę. Taigi, jeigu mes čia ateiname ir vienas pasako, aš priklausau Dievo bažnyčiai, aš tikiu, kad tai yra Dievo bažnyčia, bet kitas pasako, aš priklausau Dievo asamblėjams, na, tai gali sukelti trinti. Vienas pasako, aš priklausau jungtinių, kitas pasako, aš priklausau kažkam kitam, vienybininkams, ar kas tai bebūtų. Jeigu jūs taip ginčysitės, tik tiek pasieksite. Bet jeigu jūs tikrai pasiekėte tą bokštą, nesvarbu su kokia grupė jūs esate, jūs esate po krauju. Ir tai yra vienintelė vieta, kurioje jūs galite turėti bendrystę, kol Jėzaus Kristaus kraujas, Dievo sūnaus, apvalo mus nuo visų nuodėmių. Tuomet mes turime bendrystę vienas su kitu. Kokia tai yra bendrystė? Mes galime ištiesti ranką ir paimti Dievo bažnyčią, Dievo asamblėjas, Dievo vienybininkus ir kas tai bebūtų, nesvarbu, kas tai yra ten. Mes turime bendrus dalykus, mes turime Kristų ir Kristus yra mūsų prieglobstis. Kiekvienas iš mūsų, jeigu jis yra baptistas, presbiterionas, liuteronas, katalikas, kas jis bebūtų, jeigu jis yra po tuo krauju, jūs galite turėti su juo bendrystę, nes jūs esate viena. Jūs esate šioje dieviškoje Kristaus bendrystėje. O, koks nepakartojamas dalykas. Izaijas tai apibūdino. Jis yra uola nuvargusioje žemėje. Tai yra tokia žemė, kur jis yra toks neramus. Žmonės nežino, ką daryti. Jie sako, na, ar tai yra tiesa, ar tai tiesa. Kristus yra tiesa. Ar šis yra kelias, ar tai yra kelias. Jis pasakė, aš esu kelias. Kuri yra tiesa? Ta ar ši? Jėzus pasakė, aš esu tiesa, aš esu kelias, tiesa, gyvenimas. Matote, mes nustojame tuo rūpintis, šis būdas sukelia spaudimą. Jūs pasakysite, ar metodistai teisūs, ar presbiterionai, mano mama buvo jie ir bet Kristus buvo tavo viešpats. Matote, nesvarbu, kas tai būtų, jūs sukaupėte spaudimą ir tai skatina jūs nervintis. Matote, jeigu jūs esate priklausomas tik nuo savo organizacijos, tai sukels nerimą. Jūs bandote statyti savo organizaciją, bet jeigu esate Kristuje, jūs tiesiog išleidžiate spaudimą. Amen. Čia yra maisto mums visiems. Tai bent.
Jokūbas iškasė šulinį ir filistinai atėmė jį iš jo. Aš manau, kad jis pavadino jį nesantaika, pamiršau pavadinimą koks, ir jis iškasė dar vieną ir jie atėmė jį iš jo. Ir jis pavadino jį pagiežą ar panašiai, tada jis iškasė dar vieną šulinį, jis pasakė, yra vietos mums visiems, ateikime visi, todėl aš manau, mums visiems reikia ateiti prie to trečio šulinio, todėl ten vienintelis būdas, kaip tai galime padaryti, yra po krauju. Tada metodistai gali čia ateiti ir jaustis kaip namuose, taip pat kaip ir sekmininkai, taip ponė. Metodistų pastorius pripildytas šventosios dvasios galėtų susitikti su kiekvienu sekmininku šalyje, būtent ten ir būti kaip namuose. Ir mes galime būti kaip namuose vienas su kitu, ne todėl, kad dabar pasakysime visi jūs metodistai, visi jūs sekmininkai. Tuomet jūs pasakysite visi jūs krikščionys. Amen. O, tai įveda į didį dalyką, tada mes turime bendrystę ir tiesiog išleidžiame spaudimą. Man tai patinka, tuomet nėra susikaupusio jokio spaudimo, mums nerūpi, kam jūs priklausote, kokį ženklą nešiojate. Aš ganydavau galvijus. Tuščia vieta Garsaistėje. Nerimastingos upės slėnyje. Ir tuomet, jeigu jūs galėtumėte surinkti 2 tonas šieno ir toje rančoje, jūs galėtumėte įleisti karvę į ganyklą ir kai kurie iš tų žmonių turi 1002 galvijų. Grimesas buvo čia, sklastis, deimantinis sklastis. Mūsų buvo senasis turkiškasis trekas. Jie turėjo įvairių įdagų, galbūt 20 ar 30 rūšių. Visur ta asociacija joje turėjo. Taigi yra kilnojama tvora, kuri sulaiko galvijus nacionalinėme miške, kryptimi link kanjono ir išlaiko juos ten. Ir tada raitininkai jodinėja visą vasarą ir suvaro tiek daug bulių, tiek daug karvių ir kitų. Tada jie turi kilnojamą tvorą ir rangeris atsistoja ten, kad patikrintų tuos galvijus, kuomet jie įeina. Kartais visas būrys mūsų susitikdavome kartu, kai įvarydavome tuos galvijus pavasarį ir ten yra neperdedant 1000 galvijų visur tame slėnyje. Ir kaip dažnai aš ten sėdėjau, permetė savo koją per balną, stebėdamas tą ten stovintį rangerį. Jis tikrino tuos galvijus, kuomet jie įeidavo. Taigi aš pastebėjau, ten buvo apie galvijų. Su daug skirtingų įdagų ten įeidavo, bet rangeris nežiūrėjo į įdagą, jis žiūrėjo į kraujo įsagą, nes tame miške galėjo būti tik grinakraujai Herefordai, todėl tai padeda išsaugoti tos veislės tyrumą, matote. Aš manau, kad tai bus per teismo dieną. Dievas nepasakys, ar jūs priklausote asamblėjoms, Dievo bažnyčiai. Jis žiūrės į tą kraujo įsagą. Pamatęs kraują, aš jūs apeisiu. Nesvarbu, kokį įdagą turime, tai nieko nereiškia. Ar jūs Herefordas, ar jūs registruotas, ar jūs esate gimęs iš naujo krikščionis, pripildytas šventąja dvasia, nuplautas jo krauju. Štai ko Dievas ieškos tą dieną, suprantate, to kraujo įsago. Kai pamatysiu, ne kai aš pamatysiu įdagą, kai aš pamatysiu kraujo įsagą, galėsite įeiti. Amen. Aš pradedu jaustis religingai. Štai beveik 12:30 ir aš turėjau baigti prieš 20 minučių, o tik dabar pradedu jaustis labai religingai. O, šlovė Dievui. Pamatęs kraują, aš jūs apeisiu. Taigi, dar 1 minutei ar 2, jeigu leisite. Man buvo pasakyta, kad yra tam tikros rūšies erelis. Dauguma jūsų, garsaiščių žmonės, turite mano pamokslą Erelis išjudina savo lizdą. Ir aš nagrinėjau erelius. Man patinka ereliai. Žinau, kad jie mano, jog jis yra senas nenaudelis, bet jis čia buvo su tikslu. Kaip aš pasakiau savo žmonai vieną dieną. Taigi jūs visi matėte žurnale Gyvenimas, kai jie nužudė tuos 400 su trupučiu tūkstančių kojotų, tiesiog paėmė juos ir nušovė. Jie ten turi būrį naminių kiaulių, kurios pavirto laukinėmis, jie tiesiog pasiims, nuvyks ten lėktuvais ir jas sušaudys kulkosvaidžiais. Tai žudimas, tai nėra teisinga, tai nėra teisinga. Tas kojotas negali nebūti kojotu, jis turi žudyti, misti. Dažnai jie sako, kad jie skerdžia ėriukus ir kitus, štai taip. Jei ta tinginių ganytojų grupė, kurią jie turi, kai avis eriuojasi, jei jie išeitų į laukus ir rūpintųsi tomis avimis, užuot miegoję iki 10 ar 11 valandos, kojotas turėtų geresnę reputaciją, tai tiesa. Jis ne kaip Donas Elas, su kauke ant savo veido. Jis kojotas, tikrai. Aš esu matęs žmonių blogesnių už jį, bet ir lokiai, jie visada kalba apie lokius. Jis žudikas, jis žudo veršiukus. Aš medžioju nuo tada, kai dar buvau mažas berniukas ir aš niekada nemačiau lokio žudančio veršiuką. Žinoma, jis galėtų tai padaryti būdamas prie mirties iš bado. Jūs padarytumėte tą patį. Atminkite, jūs turite žudyti, kad valgytumėte ir kiekvieną dieną šiandien, jeigu gyvenate, kažkas turi numirti, kad jūs galėtumėte gyventi. Jūs paskerdžiate karvę, ji miršta, jūs paskerdžiate avį, ji miršta, pasakysite, aš nevalgau mėsos. Na, kažkas mirė, vis tiek, jeigu suvalgote bulvę, ji mirė. Tai yra gyvybė, jeigu valgote žalumynus, jie mirė, tai yra gyvybė ir žmogus gali gyventi tik dėl mirusių medžiagų. Taigi, supraskite, ir jei kažkas turėjo numirti tam, kad jūs gyventumėte fiziškai, argi nelogiška, kad kažkas turėjo numirti, kad galėtumėte gyventi dvasiškai.
Kristus mirė, ne tikėjimo išpažinimas, bet iš Kristaus kilęs gyvenimas. Mes gyvename amžinai per Kristų. Šis erelis, jis yra puikus paukštis. Aš neturiu laiko to atskleisti, ką jis daro ir kaip jis susuka savo lizdą ir kodėl jis nėra kaip jo brolis denominacinis viščiukas, tvarto kasinėtojas. Jis pasirūpins, kad niekas netrikdytų jo vaikų, jis pakyla daug aukščiau. Joks plevėsa nepasieks nei jo mažylių. O, akivaizdu, kodėl Dievas sulygina jo paveldą su ereliu. Jūs žinote, jis vadina save ereliu, o mes esame ereliukai. Ir erelis nėra maitėda, jis gauna šviežios mėsos kiekvieną dieną. Amen. Erelių maistas yra tai, ką bažnyčia turi turėti, o ne 40 metų senumo patirtį. Patirtis, kurią įgijau dabar, kažkas šviežio iš dangaus. Senasis erelis įrengė savo lizdą aukštai uolose, kad į jį nepatektų plevėsos ir kiti. Jo denominacinis brolis viščiukas stato savąjį bet kokiame sename tvoros plyšyje ten žemai, kasinėjasi tvarte ir visur kitur, bet ne erelis, jis negalėtų to ėsti. Matote, jo ten nėra. Tai jam yra niekai. Šis erelis, kai jis ateina į tam tikrą vietą, Biblijoje pasakyta, atnaujina mūsų jaunystę kaip erelio. Aš dažnai svarstydavau apie atnaujina jaunystę. Kaip tai gali būti? Aš atsimenu, tai skamba, aš atėmiau daug jūsų laiko, bet pirma sekmininkų grupė, su kuria aš susitikau, buvo 2 skirtingos organizacijos kartu. Ir aš grįžinėjau iš žvejybos kelionės ir aš užėjau. Aš visur ten mačiau šiuos vardus, aš užėjau. Aš išgirdau patį baisiausią garsą ir tie žmonės ten šokinėjo ir bėgiojo ir šoko visur aplink toje vietoje. Aš pagalvojau, kas čia vyksta. Taigi jis pasakė, visi tarnautojai šį vakarą ateikite prie pakylos. Ir ten buvo apie 300 mūsų ir mes atėjome. Aš nuėjau ten ir prisėdau. Pasakė, taigi mes neturime laiko jums visiems pamokslauti. Pasakė, mes tik norime, kad tik pasakytumėte savo vardą ir iš kur esate. Kai atėjo mano eilė, aš pasakiau Williamas Branhamas, evangelistas, Jeffersonvilis, Indiana. Atsisėdau. Taigi tą dieną išgirdau keletą puikių kalbėtojų ir staiga jie turėjo tai surengti šiaurėje, kad tamsiaodžiai galėtų ten ateiti. Tai buvo nacionalinis suvažiavimas ir jie turėjo jį surengti šiaurėje tomis dienomis. Tai buvo kažkur prieš 25 metus spėjau ar daugiau, turėjo tai surengti ten, kad tamsiaodžiai žmonės galėtų dalyvauti. Taigi tą naktį aš pagalvojau, oho, koks puikus suvažiavimas, šio vakaro susirinkimas, jie pakvies vieną iš jų geriausių kalbėtojų. Žinoma, mes baptistai, žinote, mes patys taip darydavome, taigi jie turėjo, po kiek laiko kampe atsistojo, buvo senas tamsiodis vyriškis, kurio kaklą juosė nedidelė balta plaukų juosta ir aš jau buvau apie 22 metų amžiaus, 23. Jie vilkėjo senuosius pamokslininkų apsiaustus, vienus iš tų su senamadiškai kirptomis uodegomis, žinote, nugaros gale, žinote, panašiomis į kregždės. Ir senukas išėjo štai taip, šlupčiodamas. Jam buvo apie 80 metų. Jis išėjo tam, kad aš pagalvojau, kodėl jie pakvietė tokį vyrą kaip šis suvažiavime čia, kur yra apie 1500 žmonių. Ir čia vienas iš jų kalbėtojų išeina taip eidamas. Senukas išėjo. Jis pasakė, pasakė jis, aš jums pasakysiu. Jis pasakė, aš noriu paimti ištrauką iš Jobo šį vakarą. Kur tu buvai, kai aš dėjau žemės pamatus, kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnus. Aš klausiausi visų tų tarnautojų tą dieną, kaip jie išdėstė Kristaus gyvenimo rašte labai gražiai. Aš galvojau, kad tą dieną kalbėjo tikri kalbėtojai. Aš pagalvojau, šis vargšas, luošas senukas. Bet jis net nekalbėjo apie tai, kas vyko žemėje. Jis kalbėjo apie tai, kas vyko danguje. Jis parodė į ten maždaug 10 milijonų metų prieš pasaulio sukūrimą ir nuleido į žemyn horizontalia vaivorykšte ir antrame atėjime. Tai padaryti jam netruko ne 2 minučių, o kai jis tai padarė, jį ištiko dvasia, jis pašoko į orą ir spraktelėjo savo kulnais, pasakė šlovė Dievui. Jis pasakė, jūs čia neturite man pakankamai vietos, kad pamokslaučiau, ir greitai nužingsniavo nuo pakylos. Aš pagalvojau, tai yra tai, ko aš noriu. Jeigu tai priverčia senuką taip elgtis, tai ką tai gali padaryti su manimi? Atnaujino jo jaunystę. Jis turėjo daugiau vietos nei mes turime čia, su choru ir viskuo, bet vis tiek jie neturėjo pakankamai vietos jį sulaikyti, kai jį ištiko dvasia. Aš pasakiau, tai yra tai, ko aš noriu. Tai yra tai, ko aš noriu. Šiam senam ereliui užauga žievė ant jos snukio ir galvos,
kai jis pasensta. Vos begali ėsti, jis tampa vargšu, jos snapas negali teisingai atsiverti, beveik apanka ir kai ta žievė padengia tam tikrą jo galvos vietą, jis sako, kad jis pakyla aukštai į orą ir jis ten nutupia ir muša savo galvą į uolą, nusiplėšia tą žievę, jeigu jam pavyksta. Ir jis užverčia savo akis tarsi žiūrėdamas atgal. Jis nusiplėšia tą žievę, o jį privalo nusiplėšti, jį turi nusiplėšti, jeigu ne, jis žus. Jis privalo nusiplėšti tą žievę nuo savo snukio ir snapo. Ir jis tranko savo galvą vienu būdu ir dar kitu būdu. Jis muša iki kol nuplėšia tą žievę. Ir kai jis numuša ją į uolą, kol žievė nuplyšta, tada jis suklykia ir suplazdena sparnais pirmyn ir atgal. Ir džiaugiasi, nes žino, kad išaugs naujos plunksnos, vėl galės ėsti vitaminus, atnaujins savo jaunystę. Ir aš pagalvojau, koks tai yra nuostabus dalykas ereliui. Tai yra gerai. Bet aš žinau uolą, prie kurios gali ateiti žmogus ir gali mušti ir mušti, iki kol visos abejonės išnyksta, kol visi pasaulio rūpesčiai išnyksta. Ir kai jis nuo savęs nuplėšia tą nuodėmės žievę, kraujas pašventina jo sielą. Tada amžinasis gyvenimas tikrai turės ateiti. Jis tik gali atsitraukti ir išleisti spaudimą, nes amžinasis gyvenimas yra užtikrintas. O, ereliai, šiandien, štai kodėl jūs esate čia. Jūs esate ereliukai. Bet jeigu žievė pradėjo pakinti jūsų akis, šio pasaulio rūpesčiai, ar jūs tiesiog negalite nuryti viso Dievo maisto, ateikime prie uolos nuvargusioje žemėje. Ateikime ten ir muškime į altorių, kol žievė nusiplėš ir mūsų akys vėl galės aiškiai matyti Jėzų. Ir šio pasaulio rūpesčiai praeis. Tada išnyks spaudimas. Jis yra akmuo nualintoje žemėje, prieglobstis audros metu, prieglauda, poilsio prieglobstis nuvargusiems. Ateikime į tą vietą, palenkime savo galvas. Tik akimirkai. Atleiskite, kad jūs taip ilgai užlaikiau. Buvo dar apie 6 lapus šių čia gulinčių užrašų, trumpos mintis iš rašto vietos, kurias ketinau panaudoti, bet jau atėjo laikas. O, mažasis ereliuk, galbūt kokia jauna mergaitė, koks jaunas berniukas, arba gal koks senyvas žmogus, arba vidutinio amžiaus. Kodėl jūs esate čia šį rytą? Todėl, kad jūs iš tikrųjų esate erelis, bet galbūt šio pasaulio rūpesčiai iš dalies jūs kankino smarkiai. Jūs praradote regėjimą. Jūs nebesate visiškai tikri, kur jūs statote savo pėdą. Prieikime dabar prie uolos. O, nuvesk mane prie tos uolos, kuri yra aukštesnė už mane. Leisk man atsigulti ant šios uolos. Jis yra prieglobstis audros metu. Pradėkite dabar belsti duris, belsti į šios uolos duris. Jis atidarys, žievė atkris. Tada spaudimas jūs paliks ir jūs vėl galėsite būti poilsyje, spaudimui visiškai išnykus. Jūs galite ateiti į bažnyčią. Nesvarbu, apie ką pamokslaus pastorius. Kol jis išlieka Dievo žodyje, tai niekada jūsų nepasmerks. Jūs jau esate ten nuleidę inkarą. Jums viskas dabar yra gerai. Pasimelskime. Viešpatie Jėzau, aš noriu ir vėl išreikšti Viešpatie padėkoje, kad yra maža vietelė čia, Finikse ir visur aplink įvairiose vietose. Ir ši yra viena iš jų, kur aš pats galiu ateiti ir jaustis ramiai. Čia manęs niekas neįpareigoja. Aš tik sakau žodžius. Kas tai per vieta? Laisva. Visas spaudimas išleistas. Aš toks už tai dėkingas, Viešpatie. O Viešpatie, tegul ta didi uola visada stovės ant šio altoriaus, kur maži, paklydę ereliukai iš viso miesto galės įeiti ir būti supažindinti su vieta, kurioje galės nusiplėšti pasaulio žievę, kad jie galėtų džiaugtis šią bendrystę, išleisdami spaudimą.
šiame atominėme amžiuje, kai pasaulis yra išsigandęs, visos tautos dreba, dangus dreba, visa gamta šaukiasi, pats pasaulis dreba, nes jis gali būti susprogdintas į gabalus. Bet mes turime karalystę, kuri negali būti pajudinta. Mes turime miestą prieglobsčiui. Mes turime Gošeną, kur saulė niekada nenusileis. Suteik tai Viešpatie. Ateikime prie šios uolos dabar. Kaip mažam triušiui istorijoje apie jį, skalikai sekė jam iš paskos, jis galėjo jausti jų karštą kvėpavimą į savo kojas. Buvo likę visai nedaug, dar vienas ar du šuoliai ir skalikas būtų sučiupęs šį mažą padarėlį, jis būtų tuoj pat suėstas, bet netrukus jis pamatė skylę uoloje ir jis pagalvojo, jei tik galėčiau pasiekti tą uolą, tada būčiau saugus. Ir kai skalikas atliko paskutinį šuolį link jo, jis jautė jo karštą kvėpavimą ant savo kulnų, bet jis nubėgo po uolą. Tada jis galėjo sustoti ir išleisti spaudimą. Tas skalikas negalėjo prasibrauti per tą uolą. Viešpatie Jėzau, aš meldžiuosi tau šį rytą, Viešpatie, kad jei kažkuris iš šių mažų tavo padarėlių, kurie nuklydo iš tos saugios zonos, jie jaučia pragarų skalikų kvapą, jaunos moteris, jauni vyrai, šuoliuojančių jiems iš paskos, matydami, kaip jų gyvenimas pakrypsta į kitą pusę. Tegul šįryt jie skubės patekti į tą uolos plyšį. Yra toks vienas. Teisieji į jį bėga ir yra saugus. Suteik tai, Tėve, per Jėzų tavo sūnų. Kol mūsų galvos palenktos ir mūsų širdis nusižeminusios taip pat. Ar jūs, jeigu nesate toje uoloje šį rytą, ar pakeltumėte savo ranką Dievui ir pasakykite, Dieve, leisk man ateiti į tą saugią zoną dabar, ten, kur aš tiesiog galėsiu išleisti spaudimą. Aš buvau šiek tiek pavargęs, aš pradedu matyti save nutolstantį, aš jaučiu save pasitraukiantį, aš nebeturiu išgyvenimo, kurį anksčiau turėjau. Greičiau, parvesk mane atgal prie uolos, Viešpatie. Ar tiesiog pakeltumėte savo ranką pasakydami, pasimelskite už mane, broli Branhamai, tai laiminais Dievas. Tai yra gerai visur aplink, o tai yra gerai, tai laiminais Dievas. Parvesk mane atgal prie uolos, Viešpatie, parvesk mane atgal, aš tolstu. O, neleisk man nutolti nuo jos, leisk man, jeigu aš valgysiu, leisk man valgyti tame plyšyje, leisk man pasilikti ten, kur krenta mana. Man nereikia klaidžioti, mana padėta prie padurų. Dangiškasis Tėve, tu matei šią rankų grupę. Aš meldžiuosi, kad suteiktum jiems jų troškimus, tegul visos žievės, kurios pradėjo juos dabar apakinti, Viešpatie, kol jų širdis plaka ir jų dvasinės širdis plaka, pašalink visas abejonės, visą netikėjimą, visą sumaištį, visą nervingumą ir svarstymą, kas yra tas ar anas, visus rūpesčius, tegul dabar jie tiesiog švelniai pastebės, kad žievė yra nuimama, kol jie savo maldą suduoda į uolą, tegul Kristus pakelia juos aukštai dabar ir pastato juos ant viršūnės ir jie galės plasdenti savo mažais dvasiniais sparnais, pasakydami, aš laisvas, suteik tai, Tėve Jėzaus vardu. Ir dabar, ar šį rytą, čia yra tokių, kurie yra šiame prieglobstyje, sergate ir nežinote, kuo tai baigsis ir norite įsitvirtinti kažkame, kas suteiks jums saugumo, išgydys jūsų kūną ir norite būti prisiminti maldoje? Tik nepamirškite, tik maldo žodis, tai yra viskas. Įstatykite žemyn mažą stulpą ten, kur jūs esate, pasakydami, šią dieną, tikėjimo malda buvo pasimelsta už mane. Ir kiekvieną kartą, kai ateisiu į šią bažnyčią, prisiminsiu, kur aš sėdėjau tą rytą. Ten. Tikėjimo malda už mane meldėsi visas susirinkimas. Dabar aš būsiu sveikas. Štai kas tai yra. Aš tai išsprendžiu. Taigi, pakelkite savo ranką pasakydami, aš įleidžiu žemyn savo stulpą, dabar pat. Tai laiminais Dievas. Taigi nepamirškite įleisti žemyn stulpą dabar pat, ten pat, kur jūs esate. Šią dieną, sekmadienį, 10, aš manau tai yra, arba 13. Šią 13 sausio dieną, šioje mažoje Dievo bažnyčioje, būtent šioje vietoje, aš meldžiuosi tikėjimo malda su tarnautu ir su evangelistu ir su susirinkimu.
vienam meldžiantis už kitą, tai yra mano išgydymo diena, čia pat, aš tai išsprendžiu, čia pat viešpatie, aš esu tavo erelis, aš esu prieglobsčio zonoje, aš turiu teisę bet kuriam atpirkimo palaiminimui, kurį jis man nupirko, štai aš čia ir dabar. Dangiškasis tėve, aš atnešu juos tau, aš sudedu savo maldą kartu su jų ir dabar tikėjimu mes pakylame iš šios bažnyčios aukštyn į sferas ir atmosferas, ir sferas už žvaigždžių mėnulio virš baltojo paukščių tako, aukštyn prie Dievo mūsų tėvo sosto, prie didžiosios vaivorykštės, esančios už gražaus dramblio kaulo altoriaus. Ten guli ant altoriaus kraujuojanti auka ir mes žvelgėme į jo nugarą, kaip mus ragino pranašas ir pasakė, jo rėžiais mes esame išgydyti. Tėve, aš atnešu tau kiekvieną iš jų. Ir jis pasakė, jis pats, jei ko tik prašysite tėvo mano vardu, aš tai padarysiu. Taigi, tėve, Dieve, aš meldžiuosi už šiuos sergančius žmonės. Jie įleido žemyn stulpą šį rytą. Aš visą savo širdimi tuo tikiu. Tai yra tikėjimo maldos valanda. Ir aš tikiu, kai aš prašau tavęs išgydyti kiekvieną iš jų, jie tai priima. Ir čia mes įleidžiame stulpą, kaip atminimą, kad mes buvome prie Dievo sosto šį rytą. Tai išspręsta. Dievas davė pažadą. Taigi, viešpatie yra parašyta Šventojo Morkaus 11 skyriuje ir 22 eilutėje. 23. Kas pasakys šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą. Ir savo širdyje nebejos, bet tikės, kad įvyks tai, ką jis sako, jis turės ką besakytų, viešpatie. Tai buvo pasakyta, dabar leisk tam įvykti. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu aš priimu tai kiekvienam ir tavo šloviai. Taigi, tikėkite visą savo širdimi ir palenktomis mūsų galvomis sugidokime šią seną bažnyčios giesmę. Aš myliu jį. Myliu jį. Pamilo jis pirma. Išpirko man Kalvarijoje išganimą. Ar jūs priimate, kad jūsų išgydymas, jūsų atnaujinta dvasia ateina į prieglobsčio namus? Ar priimate tai? Pakelkite savo ranką pasakydami, aš tai priimu, aš tuo tikiu. Dabar aš tai darau. Gerai, dabar visi kartu, aš myliu jį. Šlovinkime dabar jį, aš myliu. Ačiū tau, viešpatie, kad nuėmė žvynus nuo mano akių. Pamilo jis pirma. Dabar visas mano šaltumas išnyko, mano ligos nebėra. Išpirko man Kalvarijoje išganimą. Taigi, kol mes dar kartą tai giedame, aš noriu, kad jūs paspaustumėte kažkieno kito ranką, jums iš priekio, jums iš galo, jums iš šono. Pasakykite, tai laimino jis Dievas, piligrimė, broliai, sesė, džiaugiuosi turėdama šią bendrystę su tavimi. Toliau melskitės už mane, kai dabar tai darysite, kai mes dabar ir vėl giedosime. Aš pamilo jis pirma. Išpirko man Prieš perleidžiant tarnavimo pastoriui, tiesiog dabar pakelkime savo rankas ir visą savo širdimi sugidokime iš savo sielos gelmių. Ar jūs jį mylite? Pasakykite, amen. Sakykime tai dar kartą. Amen. Tai reiškia, tebūna taip. Aš myliu jį. Dabar visi kartu giedokime tai visų savo balsu. Aš
Pastoriau, telaminis Dievas, atleiskite, kad jūs taip ilgai užlaikiau. Ačiū.